Labą dieną, aš Vilkė Vaida ir pristatysiu šios savaitės krepšelį. Tiksliau, vieną iš krepšelių. Čia aš parodysiu, kas įeina į vidutinio dydžio krepšelį. Pas mus yra net 5 dydžių krepšeliai. Yra miniukai, tada maži, vidutiniai, dideli ir krepšeliai lėliukams. Čia aš pademonstruosiu, kas yra vidutinis krepšelis. Tiesa, žiemos krepšelių sudėtis labai panaši kiekvieną savaitę, skiriasi tam tikros nežymios detalės. Ten, kadangi mes nesveriam visko, dedam iš akies, pridedam mūsų standartinės dėžutės pilnas. Dėžutės kitokios negu čia matote, čia tiesiog reklaminės dėžutės, o klientam dėžutės kartoninės, užklijuotos, viskas supakuota taip, kad nesuvystų, nesugestų ir panašiai. Na, tai pradėkim, tarkim, nuo šitos dėžutės. Į krepšelius dedame pakankamai nemažai morkų. Nu, va, toks kiekis buvo įdėtas morkų šią savaitės vidutinėse krepšeliuose. Tada dedame burokėlių, kartais daugiau, kartais mažiau, kad nepavargtų žmonės, kartais pamažinam, kartais iš vis nededam. Na, šią savaitę maždaug va tiek burokėlių. Taip pat žiemą daugiau valgoma svogūnų, tą mes jaučiam, tai svogūnų porcija. Pastarnokų neturime masiškai, taip pat tai nėra labai masinio valgymo daržovė kaip morkos, tai juos dedame nei kiekvienos savaitės krepšelius, tiesiog, tarkim, 2 savaitės dedam, 2 nededam, kitą savaitę dėsim galbūt porus, o va šią savaitę pastarnokai. Taip pat labai skanūs obuoliukai, nu jau šiemet mūsų obuoliai labai skanūs. Neturime jų masiškai daug ir į krepšelius nelabai galima daug įdėti, nes obuoliai labai brangus. Na, kviečiame tiesiog užsisakyti papildomai, jeigu kažkam norisi daugiau obuolių. Taip pat čia dar prie paprastų svogūnų porą raudonų svogūnėlių įdėta, jie truputėlį kitokie. Na ir kas dar šalia dėžutė, to pačio krepšelio irgi sudėtinės dalis. Čia ropė ir dar viena ropė, porą ropių. Irgi tai tiesiog nemasinio valgymo daržovė ir jos nebūna labai daug krepšeliuose. Tada bulvės lietuviai, nu pagrindinis maistas, tai bulvyčių visada įdedama daugiau. Visada suvalgomos populiariosios bulvės. Ir va tokie gėriai pjaustomi gabalais, nes jeigu mes įdėsime visą didelę cukinėje, jūs jos nesuvalgysite. Todėl supjaustoma gabalais ir suviniojama į švarų popierių, tai yra cukinė. Ir dar moliūgo gabalas. Moliūgų turime įvairių veislių, kartais vienokia gali pakliūti veislė, kartais kitokia, žodžiu, gali būti siurprizas krepšelyje. Na va, ir visas šitas gėris iš Vilkės ūkio, tai yra natūralu, mes auginame 100% natūraliai, jau 10 metų natūralaus ūkininkavimo patirtis šitą reiškia. Ir jeigu pasakyčiau, kad tai yra labai sunku užauginti tokį asortimentą, jums tai nieko nereiškia, nieko tai nereikštų. Tiesiog turiu pabrėžti, kad tai ne masinės gamybos produkcija ir jinai tiek kainuoti, kaip cheminė masinės gamybos produkcija prekybos centruose ar turguose tiesiog negali, tai neįmanoma. Bet kaina pakankamai adekvati, įkandama Lietuvoje, nes tarp mūsų klientų yra ir pensininkų, kurie gyvena tik iš pensijos, bet jie į cheminį maistą žiūrėti negali, nes jie užaugia ant natūralaus maisto. Ir jie neįsivaizduoja savo gyvenimo kitokio. Tai yra ir vienišų mamų su minimaliom pajamom, reiškia, šita produkcija nėra brangi, plus jinai suotesnė. Tai va čia aš pademonstravau vidutinį krepšelį, kaip minėjau, yra kitų krepšelių dydžių kitų krepšelių ir jie, aišku, arba proporcingai mažesni, arba proporcingai didesni. Tų sudedamųjų dalių šiek tiek daugiau arba šiek tiek mažiau, priklausomai nuo krepšelio dydžio. Užsisakyti mūsų krepšelius galima pačiais įvairiausiais būdais. Galima tiesiog nueiti į mūsų parduotuvę www.gamtinisdaržas.lt, ten paieškoti šviežių gėrybių krepšeliai ir išsirinkti savo tinkamą dydį ar netgi trumpalaikę prenumeratą užsisakyti. Galima mums paskambinti, kontaktus rasite tekste ties šio video, galima parašyti elektroniniu paštu, galima į Messengerį parašyti. Mūsų komanda dirba jau seniai, esame išvystę pristatymą visoje Lietuvoje. Ir pakankamai greitai suorganizuojam jums tuos krepšelius. Ir viską pakuojame, ruošiame dieną prieš siuntimą. Todėl visą tai, ką jūs matote, niekada nestovi ilgai kažkur tai išimta, tarkim, iš smėlio, pavyzdžiui, pastarnokus laikome smėlyje, ten bulvės specialiai sukrautos, obuoliai kitam sandėliai specialioje temperatūrai sandėliuojami ir taip toliau. Tai niekada nelaikome ilgai išimtų dalykų, visada jie šviežiai ir kokybiški. Na, o kainas rasite internetinėje parduotuvėlėje. O kitame video papasakosiu, kas yra prenumerata.